Čia dualas, perdavimas labai toks lėtas, pavyksta išsikraptyti Ignui Vaitkui. Montvilai šiek tiek krašto pataiko. Ir perimamas kamuolys. 3-2 atakuojama šioje situacijoje su kontaktu, metimas nuo lentos. Kiek ne į temą, bet kadangi viskas čia aišku, dar pasakysiu kosminę statistinę eilutę, kurią pavyko rasti apie... Nenaudoja Wolves Twins, bet bandys apsiginti šioje situacijoje. Dabar veržiasi į dešinę pusę Darilas Duala. Atgal Nedas Montvila gali uždaryti rungtynes ir pataiko Nedas Montvila. Kad neišgliaudo Mažeikių Basket Delamout. Veržimas į dešinę, perdavimas į kampą ir metimas iš toli, jis yra taiklus. Metimas netaiklus. Sunkus darbas šiandien laukia operatorių. O, čia nespėjame. Karolis Koščiūnas nepataiko, gali bėgti prieki čia. Kėdainiečiai, Džiraras į kampą, Montvila laisvas, 3 taškai. Dvi tokios geriausios jo rungtynės čia Lietuvoje. Montvila prieš Martyną Pocevičių drąsiai atakuoja iš distancijos. Meta iš tolimo nuotolio ir pataikyti jam nepavyksta. Ten po krepšius Danavičius, dar vienas aukštaūgis, kuris tikrai gali pataikyti iš toli, bet dabar... O kol kas gera. Lietkabelio gynyba antrajame ketvirtyje leido susikurti jau 9 taškų pranašumą. Montvila kaip marinuoja laiką tiesiog Juves ekipa. Grinas pats atakuoja krepšį, taškų nėra, Montvila ima kamuolį. Prieš rungtynės tarsi buvo informacija, kad šiandieną jis galės rungtyniauti, bet galbūt, darydamas apšilimą, pajautė, kad negali žaisti. Čia Montvila. Ir dar vienas Montvilas pataikytas 3 taškis. Atranda žmogų. Jie spaudžia Kėdainių komandą. Taip, ir ten 2 žaidėjai buvo. Čia Džirardas išsimeta iš toli, nepataiko dar kartą, jisai 3. Ebo prieš Nymantas Rupštavičius. Yra Rupštavičius gynyba. Montvila sugebėjo pranerti. Gagičius bandė surasti. Išsimeta iš toli, nepataiko dar kartą, jisai 3. Pramestas 3 taškis Ebo. Atgal Montvilai. Montvilas gali šiandieną mesti tiek, kiek nori. Galinės linijos grąžinamas kamuolys. Ebo surado Montvilą, šis per sirvydį, taiklus. Tai jau taip. Ebo. Pastebėjo Montvila kampe. Yra... Minėjo, kad yra šioks toks jauduliukas, o dabar manau, kad tai vienas geriausių. Jo pasirodymų Rytas atsilieka 24-28. Montvila po driblingo, vieną 3 taškį įsegė yra. Krepšinis Švyturio arenoje. Johnsonas pajautęs metimą, pajautęs ritmą rungtynės. Solidus Ebo žaidimas. Šitas 6 klaidelės kažkiek kliūna, bet irgi senokai jau nesuklydo Mitas Ebo. Deširabui Nedas Montvila. Kuris ir perima kamuolį. Dovis Giedraitis nuo parketo suranda Birutį ir vėl Nedas Montvila ten ir dar. Žaidė atkarpą, bet to negana. Būtent. Montvila čia atkovoja kamuolį. Kalauskas. Duala. Užsimestas kamuolys į kampą. Montvila iš toli. Montvila. Priima kamuolį Mitas Ebo, leidžiasi žemyn. Konsulas nuslipinės užtvarą prieš Montvilą. Ir šiandien kol kas dar be taškų įgė. Žaidė jau 8 minutės. Montvila. Praktiškai iš kampo, iš artimesnės distancijos. Ulanovo atkovotas jau 2 kamuolys rungtynėse. Turi progą išlyginti ar ne? Petrausko auklėtiniams Jonavoje -15 galimybė bent šiek tiek pataisyti situaciją. Ebo į pusiau kraštą Montvilai. Montvila pataikęs prieš tai pataiko ir antrąjį 3 taškį. Nedas Montvila gražiai čia susikuria savo erdvės, tada numeta kamuolį Mikalauskui. 3 taškis ir būtent. Dar kartą apsigina Neviešis Aptibet, 3-2, Ebo perdavimas Montvilai, šis Koziui. Ir visiškai jo nerealizuoja. Kristupas Žemaitis, Džirardas bėga į greitą ataką. 4 prieš 3. Džirardas paleidžia 3 taškį ir dar kartą tai. Na ir dabar tiesiog atrodo, kad bando Šiauliai atakuoti kiekvienoje atakoje prieš Džirardą, bet kamuolys iki Uleckų nenueina. Montvila greitoje atakoje. Pažanga.